Sveiki, čia darbai sodui ir aš Povilas. Atėjo pavasaris, na ir kaip daugelis žmonių puola į daržus, atšilus orai, na ir be abejo daugelis stengiasi pasisodinti bulvių. Mažame sklype tai sukelia tam tikrų problemų, kadangi mechanizuotų būdu su didelė technika įdirbti žemę yra ganėtinai sunku. Rankiniu būdu tai dar sunkiau. Ir daugelis tiesiog neapsisprendžia sodinti ar nesodinti. Ir šiam dalykui esam sukūrę tam tikrą agregatą. Nieko stebuklingo, tiesiog, sakykime, 2 viename. Tai yra freza su vagotuvu. Štai kaip jis atrodo. Štai mūsų traktoriukas, freza. Jinai iš karto purena žemę, o vagotuvas daro vagas. Tai yra labai didelis pranašumas prieš sunkiąją techniką mažame sklype. Štai kaip tos vagos atrodo. Ir labai palengvina jūsų laiką. Tiesiog per trumpą laiko tarpą jūs jau gaunate padarytą dirbą, belieka sudėti netgi, nesodinti bulves ir jas apkaupti kažkokiu tai įrankiu. Dažniausiai tai būna grebliai. Štai, kaip matot, dirva nėra ruošta, nearta, nefrezuota. Tiesiog iš karto dabar joje ir bus padaromas vagos. Kaip tai atrodys, stebėkite toliau. Atrodo štaip, pasižiūrėkit, kaip atrodo tas suvagotas laukas. Jo nereikėjo papildomai ruošti, frezuoti ar barti. Tiesiog štai iš karto buvo sufrezuotas. Ir dabar jau galima bus sodinti bulves. O kaip tai atrodo, jau jūs pamatysit vizualiai.